Po rytinio dušo, kol leidžiu plaukam natūraliai pradžiūti, mėgstu pasidaryti savo rytinius ritualus ir vienas iš jų yra veido masažas Belamu rožinio kvarco veido voleliu. Nors masažuoklį pradėjau naudoti su tikslu pamažinti rytinius paburkimus ir nuimti įtampą veido raumenyse, atsitiko vienas ir netikėtas dalykas. Pasirodo, su šiuo voleliu labai gerai susiaktyvina kraujotaka, kas padeda išsivaikščioti ir odos problemams. Aš jau labai daug metų kovoju su spuoguotumu kaktos srityje ir pastebėjau, kad reguliariai naudojant veido volelį žymiai sumažėjo spuogeliai. Ir netgi, jeigu jaučiu, kad pradeda kilti toks skausmingesnis spuogas, labai sąžiningai išmasažuoju visą veidą, suaktyvinu kraujotaką, prajudinu limfą ir viskas. Sekančią dieną to guzo net atrodo, kad nebuvo. Labai gražiai oda susitvarko su uždegiminiu židiniu, tai dabar turiu tikslą tęsti veido masažą kasdien, kad išsinaikinti šitas pigmentinės dėmeles, kurios taip pat turėtų susitvarkyti veido volelio pagalba. Tai man čia yra visiškai išsigelbėjimas ir atradimas, todėl tikrai rekomenduoju kiekvienai moteriai turėti tokį įrankį savo namuose.